Sveiki, su jumis karočią Septimo garažas. Šiandien aš reitinsiu cilindrus, tier listą darysiu, kurį cilindrą apsimoka pirkti, kuriuos pataupyti pinigus, pam apsimoka ir taip toliau, taip toliau. Gerai, aš čia darysiu ant MH Orinuko review cilindrų, bet daugmaž yra skirtumas su skysčiu tiesiog. Ir Piaggio biški, ne biški, o smarkiai galingesni būna, tai tie skirtumai papasakosiu savo perspektyvos, kiek patirties turėjau su cilindrais esu, kurie man klino, kurie neklino, su kuriais važinėjau, kaip važinėjau gerai, kiek laikė ir kuriuos rekomenduosiu pirkti. Tai pradedam nuo pigiausio, tai Lenkas Power. Tai turi savo kategoriją. Labai daug firmų Lietuvoje turi Lenkus, nes jie nekainuoja daug. Jie arba laiko, arba užklynina tau prie pat pirmos sankryžos. Nes draugas turi šitą Neosą, dabar jį pardavė, turi TZR nusipirko. Ir Neosą mano draugui pardavė ir ant jo yra Lenkas. Ir mes su jį nupirkom, prasukom apkatkę ir jisai visą laiką važinėjo. Su Neosu jam be problemų, be nieko, tik ten demperis susprogo ir laikė 4000 km voltą savo važiuoja gerai, bet su Lenkais yra niuansas tas, juos reikia prasiportinguoti portus, nes jie būna aštrus ir labai dažnai užkabina žiedus ir dėl to būna klynas pusę laiko. Su Lenkais patarčiau tepalo daugiau maišyt, bet šiaip tada aфиgenė cilindrai už kainą, žinai, nuo 2 iki 5 eurų. Gerai, tada einam prie kito, pasitaupyti pinigus. Tai čia yra Lenkas Premium, Naraku Motoforce cilindrai arba Power Force. Power Force dar skaitos Lenkas Power kategorijai. Jie būna užkeltos kainos, būna viskas. Užkeltos kainos, tipo, jie turi dažniausiai geresnę kokybės kontrolę, tipo, ten neturi dažniausiai tokių aštrių kraštų ar, castingo defektų. Bet nerekomenduoju, nes eina jie tenais 2 eurų brangiau, tipo, nuo šiam 7 eurų, kartais 8, vieną kartą mačiau 9 eurų Naraku tenais 7 grupė. Tipo, pataupykit pinigus, nusipirkite ar salą, ar peškę, 2 eurų brangiau kainuos. Ir dahuja ilgiau laikys laiko, galingesnis ir turės daugiau vertės parduoda Motorolerį. Tai einam ant PAM prisižiūrėti reikia. Tai pirmas į kategoriją eina šitas Ersalas. Jis yra aliuminio, žiauriai gerai aušinasi, jeigu Orinuką turi. Jeigu skysčių turi, nerekomenduoju, nes yra tikrai geresnių cilindrų. Lenkai yra ypač geri ant skysčių aušinamų, nes dažnai nuo Orinukų jie karščiau veikia, jie daugiau susitraukinėja, išsiplečia, tai dažnai suskyla ar ten tarpinę prapučia. Tai jei turi skysčių aušinamą, nerekomenduoju Ersalo, nebent beginukų populiarūs Ersalai, bet jeigu turi šitą Orinuką, tai gerai. Piaggio ir Roxus nedėkit, beginukus dėkit. Kodėl jis yra geras? Jie yra pakankamai pigus, galima už 100 eurų, man rodos, lygiai nusipirkti su siuntimu ir jie gerai laiko. Vienintelė problema yra su jų kokybės kontrolė, tai kartais turi defektų castingo, tai tipo, bet čia pagrindinė problema būna ant skysčių aušinamų. Tai dažniausiai ant portų, pačių va šitos šlangutės jie matosi, nežinau kaip kokybės, bet dažnai tenais užsilieka metalo ir kai kurie neprisižiūri, įmeta į Roxą, ant SR ir po to užsikimša ir, ir dažniausiai perkaista, ir tas nefainai, bet draugas turėjo ant Zipo, susuko apkatkį, aфиgenai važiavo, pardavė dabar Zipą, gaiglis, kad pardavė, nes jam be problemų važiuodavo. Ersalai rekomenduoju, gan geri cilindrai tiek oro aušinamų, tiek beginukų. NSR rekomenduočiau 2 eurų pataupyti, nusipirkti ar peškę, žymiai geresnis cilindras už kainą. Tada dar prisižiūrėt, tai sutiks nesutiks Street Race'as. Street Race'ai yra zaibys ant skysčių aušinamų, nelabai geri ant oro aušinamų. Kodėl? Jiems patinka užkaisti, nes jie veikia aukštesnėse apsukose ir turi labai plonus žiedus. Tai jei ir tau perkais, dažniausiai tau susipisa visa grupė. Malos sportą galima perkaitinti vieną kartą, kokie 2 kartus ir getofint, gal žiedus pasikeis reiks, bet su
streetų klausimas. Jie yra žaibys cilindrai ant Piaggio motorų. Vienintelė problema su jais, kad ploni žiedai nelaiko gerai. Aš turėjau 2 klynus Anesero. Vienas klynas, kai nusipirkau, važiavau ir ten, neatsimenu, tiesiog, man rodos, kažkas buvo, kiek atsimenu, man šito koja pakišo praeitas pardavėjas, kai aš nusiėmiau kolektorių, ten radau labai daug metalo gabaliukų, tipo įdėtų, biški didesnių, vos, tokių mažų varžtų dydžio ir man rodos tas įskrido ir supiso man pirmoje vietoje. Po to kažkaip atvažiavau iki mechaniko su klynu, nes tada buvau mazgius, nemokėjau taisyti, 2 kilų. Nu ir kažkaip sutvarkė. Tipo, įmečiau naują streetą, važiavau ir man velnas po to subirėjo ir taip 2 streetus užklynau. Zaibys cilindrai ant Piaggio motorų, paskiau 110 km/h greitį su stokiniu variatoriu. Gerai, tada jau geras cilindras, tai yra polinis sportas. Jis daro daugiau galios už lenką, bet dėl to, kad daro nedaug galios, jisai labai patikimas. Gali ilgiau laikyti už malosį sportą, bet, žinot, niuansas norisi biški tos galios. Ir jų kaina yra didesnė už malosį sportus ir pati brangiausia grupė. Rekomenduoju, jeigu kokią Vespą turi, net nelabai reikia duslintuvą pakeist, galima su tokiu duslintuvu važinėti. Nėra toksai jau, kad reikia, žymiai geriau važiuotų su sportiniu, bet žinot, galima ir su paprastu važinėti. Nėra daugiau ką realiai pasakyti apie jį. Tada pirk cilindras, čia ką rekomenduoju, tai yra RP. Geriausias cilindras už pinigus, kiek žiūrėsit grupėse, tiek Firdų turi RP-škės, nes jos yra pigios, jos daro biškį mažiau galios nei streetas, bet jie laiko žymiai ilgiau, nes jie turi normalius žiedus. Jų kaina, jos galima po 100 ant šito džiogo, Neoso tenai Thoro aušinama, nusipirktų 102 eurų, kai streetas 100 PM minimum, man rods yra, ar ten 100 kiam. Nu, aš nežiūrėjau kainų ten per labiausiai, bet jie yra figieni cilindrai už pinigus, jie galios turi, jie laiko. Gali iki 8000 km, iki 10. Žiedus keičiant gali ir ilgiau laikytų. Ir topinis cilindras, malosas sportas, jis gali atlaikyti 2000 km, pakeitus vieną kartą žiedus, tai kada 10 000 km. Draugas turi ant savo Esero ir dabar reikės jam žiedus pakeisti. Gal bus ant to video, gal nebus, nežinau. Bet aš tai dėsiu ant savo džiogo, jis laiko afigienai. Jis daro daugiau galios už polinį sportą, jo kaina yra gan prieinama, 100 km eurų, tipo, čia palyginus nebloga kaina. Ilgai laiko, tas yra pliusas. Bet jo, rekomenduoju labiausiai pirkti malosį sportą, cilindras tipo topinis yra. Ir ką dar galiu apie jį pasakyti? Skysčių aušinamų, apie skysčių aušinamų pasakysiu. Lenkai ant Piaggio motorų daro šiaip daug galios su sportiniu duslintuvu. Ir malosį sportai ant skysčių aušinamo gali važiuoti žiauriai ilgai, nes netiek plečiasi, nes yra skysčių aušinamas, labiau palaiko temperatūrą ten apie 100 laipsnių, net jeigu ir lupi plentų ar kažkur kaiminių kelių. Tai viską pasakiau tier listą, bus dar kitų tier listų, duslintuvų, velenų, variatorių su sankabom ir tenais paprastų patarimų. Tada dar bus videos, kaip Firdą savo taisau, kai draugų taisau tenais. Nu, how to tutorials, nes aš kiek pastebėjau, nėra daug YouTube tokių dalykų. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjot, subscribinkit, nesubscribinkit, man pohui, bet jo, ačiū.